Sveiki visi sugrįžę į Litrix Racing YouTube kanalą ir šiandieną aš važiuoju Suzuka trasą. Kas matėt mano šio lengvą treniruotę prieš šitas lenktynės ir šitose lenktynėse aš planuoju paimti pagaliau gerą vietą, nes kvalifikavausi per 5 minutės kažkur tai. Užėmiau pirmą vietą kvalifikacijoje, treniruotėse man sekėsi taip vidutiniškai, bet po truputį, kaip įsivažiavau, laikas, aišku, nestebuklingas, 2.06, žmonės, kurie deda į YouTube'as savo setupus, Assetto Corsos kompeticione, kur deda savo setupus ir rodo savo laikus, tai ten žmonės važiuoja po minutę 58. Bet kol kas aš juos nesilyginu, ten jie turbūt grindina nuo ryto iki vakaro, galbūt jie ten tokie nesveiki talentai, kad jiem nieko daryti nereikia ir jie tiesiog nuvažiuoja tokius laikus. Man tiek sekundžių atrasti viename rate aš niekaip neįsivaizduoju, bent jau kuriuose vietose, maždaug įsivaizduoju kuriuose vietose, bet aš nemanau, kaip tą galiu padaryti su dabar. Nežinau, šioje situacijoje, kaip tai padaryti, aš neįsivaizduoju. Tai gal reikia kažkokius arba ilgai važiuoti, arba mokslus kažkokius baigti reikia. Bet kokiu atveju, pirma vieta dabar, su botais važiuoju, botų pajėgumas yra 90%, agresyvumas jų 90%, lenktynės 30 minučių ir per tas lenktynės aš pasistengsiu kiek įmanoma stabiliau važiuoti. Kaip sakant, neprikrauti grybo, tas svarbiausia. Taip, padangas mes pasikeisim. Oi. Lėtai pradėkim važiuoti, nes mums čia dar reikia padaryti visokių. Nes būtinai yra privalomi pit stopai. Change brakes. Nereikia man brakes daryti. Select driver mes galim pakeisim ir šitų. Oi, kažkaip. Čia kol nežiūrėkit dabar, nes čia pakol aš pradėjau važiuoti, tai čia nesiskaitys niekas. O dabar jau viskas, dabar jau bus ramu. Šalti ratai, kai velniai. Dabar taip, šita trasa nėra pati lengviausia ir kiek aš žiūrėjau, Ferrariam, jinai iš vis yra ne Ferrarių trasa. Ferrari joje sunkiai važiuoja, bet vis tiek žmonės nuvažiuoja minutę 8. Bet vis galų gale visi taip kalba, kad Ferrariam, sunkiai. Aš matau, kad čia labai Aš matau, kad man čia labai, aš kitose trasose taip nesusidurdavau su tiek bėdų, kiek dabar. Kiek su Ferrariu čia. Suzuka iš vis labai sunki trasa. Legendinė. Visos čia legendinės, galima sakyti. Bet jinai, tokia man sunki, kad Jėzus Marija. Jau lipa Audiuką. Bulka jau lipa man ant kulnų. Pašau, k čiortu. Aš įsivaizduoju, čia su Audi visai neblogai turėtų važiuotis. Bet Ferraris tai čia kaip... Yra čia... Kas jau čia mane lenkia jisai? Car on the left. Clear on the left. Ne, nieko čia nebus, niekur nepralysi, vaikeli.
Kuris jau nori lys. Uždengsim mes kairę, kad nebandytum man čia landžiot nesąmoningai. Nu, reiks atsiplėšt man čia nuo jų kažkaip tai. Galbūt. O gal nereikia atsiplėšt, bus įdomiau žiūrėt. Kas iš to, kad čia vienas važiuot su toj trasoje, tai nieko prikolo ne. Gerai, va čia svarbiausia nepagazuot per daug. Nes labai slidinėja, šitoj vietoj tu žiauriai. Jau lipa ant kulnų. Geriau išvažiavo negu aš. Ant tiesiųjų aš neturiu jokių šansų. Išvis čia su Ferrari čia. Nu, aišku, botus aš galėjau pasisunkinti šiek tiek, bet žinant mano stabilumą važiavimą čia, tai man čia pasisunkinti vapšė išvis nereikia. Gerai, pirmas ratas 2.12, nu žiūrėsim, kaip progresuosim. Čia Audi geresnė, gerokai. Gal čia man antrų važiuot geriau bus? Upapa. Čia esmė svarbiausiai jokiais būdais, kas tai atsitiktų, neatleist gazo. Neatleist gazo jokiais būdais. O tai man, pavyzdžiui, prieštarauja. Vat kai važiuoju su paprasta mašina, ne automatą, tai nuimi bėgi, tarsi nuspaudys sankabą, nuimi bėgi, galbūt biškį to vadinamu nakatų paleidi. Įsikirsim to į šitą posūkį, bus geriau. Na ką tam paleidai, kažkaip va taip, čia ir tas vis tiek galvoje yra įrašyta ir norisi yra čia tą patį daryti. O čia yra viskas pražūtis, jeigu šitaip padarai. Čia atrodo, va turėtum atleisti ir gražiai važiuoti, nieko panašaus. Ir per šituos va irgi reikia gazas man. Norisi atsargiai pervažiuoti, bet ne, turi gazas man. Kuo agresyviau per juos pravažiuoti. Kur ten audate? Aha, sėdė jinai, žiūrėk, neatsilieka. 2.06, nu tas man 2.06, tai kaip... 2.06 užkeikimas. Nu čia gal antrų bar. Laikas prastėja čia. O čia pagerėjo. Ei, sakiau grybą papjausiu. Ne, važiuok. Audi čia. Nu dabar teks sėdėti ant šiknos. Užsižiūrėjau ne ten. Ir iškart per tą minutę, per tą sekundę akimirksnį. Ir man buvau paimtas. O jeigu ant tiesiųjų, jinai už mane geresnė. O čia posūkiuose lenkti kažką, tai nežinau, reiks atrasti vietą, kur man jį paimt reiks. Reiks grąžinti savo vietą atgal. O čia, matai, čia svarbiausia gerai išeiti iš šito posūkio, kad kuo anksčiau atidaryti gazą ir
Ir tada bus galima gerą, čia vat į tą tokį gerą maksimalų greitį, bet jisai ir atidaro panašiai. O, aš čia geriau, aš čia geriau. Car on the left. Dviese įvažiuojam, gražiai. Biški per purvus pavažiuosim? Eis, nepraėjo. Mada oblo. Nu, davai. 6 čia nereikėjo. Žiūrėk, neblogai. Pusę sekundės atkandau. Nu, tik tai dabar audiuką šitą turi važiuoti. Nestabdyk manęs, aš atkandau, karočią 700. Va čia tai feilas. Vaikiausi laiką. Ir kai tik vaikiausi laiką, visą laiką taip atsitinka. Nežiūrėt, viskas nežiūriu niekur. Mano esmė yra va šitas va daiktas. Man atrodo, reikia biškį patiunint. Pasuksim. Nematau, ne. Vėl neben ant tiesiosios reikia pasižiūrėt. Man atrodo, reikia stabdžių balansą. Davai, spaus. Žinai, kur yra problema? Pas mane yra užvaryta... pas mane, žiūrėk, man reikia pasikelt biškį. Pas mane yra užvarytas traction controlas arba traukos kontrolės per prasisukimo. Ir man neduoda normaliai išvažiuoti. Nes Ferraris žiauriai slysta čia. Ir traction kontrolas turi būti labai žiaurus. Ir jeigu jo nebus, tada aš suksiuos va tai va raktais kaip vijurkas. O Audi... Tu matai, kas darosi? Jėzus Marija. O pas Audi iš vis nėra. Neslys. Tu. Blet, atsiprašant. Čia YouTube'as ne vaikam. Karočią dabar aš negaliu išvažiuoti. Nes aš trenksius, arba jie trenksis į mane šitie gaidžiai. 12 vietoje. Nu va taip va įmanoma padaryti tokią nesąmonę. Lygioje vietoje. Ir dabar mano padangos bus iš vis žopa. Mano padangos dabar yra tragedija. Bet viena toks pasisukimas ir viskas. Dabar turiu labai atsargiai, turi atvėst padangos. Tryliktas. Aš sugebu. Aš sugebu. Iš pirmos vietos aš sakiau, kad tai bus. Pas man stabilumas tai yra. O todėl, kad aš žiūriu į visur, tik ne į kelią. Į laiką ten, į dar kažką. Pitis naudom. Gal man iš karto užvažiuoti. Pasikeisiu tuos ratus. Ką aš čia kankinsiuos. Net nežinau, ką daryti. 20 minučių dar važiavimo. Nu, atvėso iš principo jos. Važiuoju dar biškį. Dar pavažiuosiu. Su šitom. Pažiūrėsiu, daug kas įvažiuos į...
žinau dar kur į boksus įvažiuot, kad čia nesupjaučiau. Ne, nevažiuoja dar žmonės, ne aš vienas. Įsijunkim, pažiūrėkim statistiką, kas čia yra, aš 12. Kol kas čia geras laikas. Net nežinau, čia antrų važiuota. Ne, žiūrėk, antrų geras buvo variantas antrų. Nu dabar tik tai nepapjauk grybo vaikelį. O čia neprapjaunam. Gerai, laikomės. Fū, žiūrėk, sekundę. Kas čia yra? Kaip čia taip įmanoma? Kai šią sekundę atkasiu, kaip taip gali būti? Po tokio feilo. Nu dabar tada nesušikti reikia, čia reikalų visų. Čia sustabdy gerai? Ne. Gerai, geras įsibėgėjimas. Nu, biškį pagadinau šitą išvažiavimą. Nelabai stipriai. Ne, bendrai pagerinau, kaip tik. Gerai, dabar čia. Visus taškus reikia sklijuoti. Gerai. Einam. Sekundę. Žiūrėk, pusantros sekundės gal nukalsiu. Kaip aš tau čia suplijavau? Žiūrėk, sekundę su kapeikom atkandau. 2.05. Fastest lap on the race so far. Ir vėl biškį atkandau. Ne. Ne, čia biškį blogiau. Gerai, viskas laiko, aš nesivėju. Aš botus vėjuosiu. Čia tik klaidos nepadaryti. Kaip čia buvo tas ratas? Aš visą pusantros sekundės nukapdavau. Nu šitos du paimsiu. Šitie du keleiviai jau mano viskas. Ateikit čia ant švenčių, kaip sakant. Nežinau, čia gal gera trajektorija buvo. Negalėjau anksčiau atsidaryti. Kas čia buvo per ratas priešais? Tas ratas buvo kažkas tai įvyko. Šis nesupratau, kas buvo. Net nežinau, čia nuimt gazą, nenuimt gazą. Class leader is in the pit lane. We are halfway through. Keep Taip, pushing. Audi yra pit lane. Nežinau, aš dar nevažiuosiu. Ar važiuot man su šitais? Taip, padangas keičiam jas. Reikia man pakeisti, nori, šias turiu pasikeisti. Driveris taip, nieko nedarom daugiau. Gerai, važiuojam kaip yra. Žiūrim, kas čia bus. Dabar laiku reikia sustoti. Čia yra didelė užduotis. Ir atjungiam. Gerai. Nu ką, dar pusę laiko liko. Maikė gera dabar. Kaip tik vairavimai.
karšta, pažastis taip nedrėksta. Gerai, vedam variklį, mažiau kalbų, daugiau šnekų. Atsiliekam. Bet 2.05 yra jau šis tas vaikelį. Vaikelį. Nu? Dai, go. Mandatory stop is not clear. Come on, let's go. Come on. Давай. Spausk. Juostus tik nekirst reikia. Padangos tokios kokios čia bus, šaltokos. Nelabai. Grybas. Jeigu nebūčiau dabar išjungęs šito pirmo bėgio, man būtų viskas. Padangos šaltos. Nevažiuoja. Aš iš vis nežinau, aš visą laiką pamirštu tas padangas padangų tą nustatymus, kad tipo nes kitas komplektas padangų, kuris yra, pavyzdžiui, saugomas boksuose, jisai man yra paruošimas, bet aš visą laiką pamirštu, kad jas irgi reikia pripūsti taip, kaip norisi. O aš palieku tokį po defaultų tipo. Tiesiog kaip ten pasiūlo, taip ir palieku. Ir amžina mano klaida štai. Biškai bijau čia atidaryti anksčiau gazą. Labai pavojinga šitas posūkis. Čia taip gali lengvai nuslyst, kad... Gerai. Truputėlį atleidau, ne per daug. Net nestabdžiau iš vis, tiesą pasakius. Prašokau, šaltos padangos. Ai, ne, jau šilo. Atsiprašau. Tiesiog prašokau. Būtinai turėjau apkaltinti ką nors. Kaip jeigu ne padangas, pasižiūrėk, kaip atrodo. Oi. O taip, jeigu pavairuot? Dai pabandom. Pabandom va taip pavažiuoti dar. Kitų vaizdų. Irgi neblogai, taip gal netgi geriau matosi. Aš anksčiau va taip vairuodavau. Prisiminiau vieną dalyką. Tie, kurie gerai vairuoja, jie sakė, laikytis kiek įmanoma vidurio šitų posūkių sekos, tokios esų šitų. Kiek įmanoma arčiau vidurio laikytis. Tarsi vidury. Nu, aš šitos paimsiu. Nes jie važiuoja iš viso ne mano tempu, galima sakyti, lėtesniu. Kelinto aš vietoj? 10. Žiūrėk, padariau 3. Jeigu man veiktų internetas dabar, tai aš visai galėčiau iš paskui jūs įlysti, pavyzdžiui, šitą būrelį, virtinę ir važiuoti su jais. Tada man gautųsi, aš uždirbčiau taškų. Bet dabar man internetas neveikia, tai man nėra prasmės čia paskui jos. Žiūrėk, visai gal, man šitas senasis mano vaizdas man visai gal tinka. Šiaip geriau matosi plačiau viskas. Gal ir jums visiems ten matosi geriau tokių vaizdų. Tik tiek, kad labai čia striomnai tas šitas Porsche'as, aš per jį nieko nematau. Davai, pasitrauk. Pasitrauk, sakau, Jėzus Marija. Nepraleisi, aišku, manęs. O jeigu aš sukryžiuosiu trajektoriją, nieko nebus. Bet aš ant tiesiosius paimsiu. Nepaimsiu. Blogas buvo išvažiavimas, nepaimsiu. Tiesą pasakius, pasipratinau aš prie šitos trasos. Aš per treniruotę jau sakiau, reikia prasukti kokių
Viduriu laikytis, palauk, biškį nešnekėsiu dabar. Viduriu. Aš važiuoju kaip šitį. Car on the right. Clear on the right. Aš negaliu greičiau važiuoti, nes botas man neleidžia greičiau važiuoti. Bet laikas mano geresnis buvo. Praradau. O čia jau sėdi vaikinukai du. Bentliukas sėdi jau man ant šiknos. Nu davai. Mane tiesą pasakius siutina šitas Ferrario traction controlas. Jis iš vis nevažiuoja, neduoda važiuoti iš posūkio. Žinai, kaip stringa taip. Neduoda ir viskas. Ir ne aš gaunas, kad... Nežinau, kokia čia trajektorija važiuoja. Atidarysiu anksčiau čia gazą. O tai va. Per plačiau išėjau. Nieko nepadėjo. Nežinau, kur čia man paimti, nors aš už jį gerokai greitesnis. Car on the left. Nu čia jau viskas. Tu šansų jokių Clear on the neturi. left. Ciao, amigo. Ne, čia buvo ne tas laikas. Karočią, jie važiuoja 2 sekundėm lėčiau, negu mano laikas yra geras. O jie čia stabdo, matai kaip man šitas čia iš vis netinka. Man jie kažkur reikia jį paimti. Nenoriu išslyst, nes labai pavojinga. Vat kokiam Gran Turisme jau rimčiau. Bet čia ne. Čia reikia atsargiai. Nežinau, vat kas bandėt šitą žaidimą, tai žinot, ką aš kalbu. Šitos du reik paimti. Įdomu iki varžybų pabaigos. Nusikasiu iki priekio, ar ne? Kaip ta Audi toli? Šiaip jie nėra būdų šitie toli. Aš turbūt šitam rate šitą paimsiu. Jeigu pats nesumalsiu, kokių nesąmonių nepadarysiu. Matai kaip? Nu man čia reikia atsidaryti anksčiau, nieko čia nebus. Davai, Ferrari, varyk. Nagi. Nu čia. Car on the left. Clear on the left. O, vaikeli, atsiprašau. Aš labai atsiprašau. Ne. Got some severe damage on the front of the car. Severe. Ar galima į boksus įvažiuoti? Pataisys gal ką nors? Ar nieko nepataisys? Ką mes taisom? Nesvarbu, aš vis tiek pabaigsiu šitas jas. Kiek čia, minutę? Ar čia valandą taisys? Nesupratau. Change tires, no. Kiam 8 sekundės turbūt. Nu, vat ant tų žodžių ir pasakiau. Ant tų žodžių man ir įvyko tokie reikalai. Ir aš dabar esu puikioj, iš pirmos vietos esu 20 vietoj. Nu, šiokį tokį, kaip sakant, fightą aš daviau. Liko 4 minutės tik tai lenktynių, tai už 40 sekundžių bus pataisytas mano automobilis.
Nežinau, ką aš čia dar pavysiu, ką nors ar nepavysiu, reikia pasižiūrėti statistiką. Taip. 19 vietos, kaip sakant, laureatas tolsta nuo manęs jau 40 sekundžių. Užkurkim variklį. Ne, nu vis tiek pabaigsim, kaip sakant, negėdingai pabaigim ratą. Nežinau, kaip čia dar važiuosimės. Tokioj lygioj vietoj taip prarast kontrolę. Bet aš čia žinojau, kad tai bus čia. Čia man tiesiog reikėjo greičiau pabaigti šitą reikalą ir viskas čia. Praeit tą Suzuką ir daugiau nebematyti jos. Taip, nieko nėra. Važiuojam. Dabar šaltos padangos, taip kad jokių karštų galvų, kaip sakant. Kuo labiau laikytis vidurio, jau aš vis tiek vingiuoju daugiau negu reikia. Ne, nu, blėt, atsiprašant. Nu, va, čia aš turėjau būt. Čia aš turėjau būt. Bet jau išsimušiau iš vėžių ir viskas. Važiuok, važiuok. Čia aš buvau geresnio tempo. Už šito, vėlo, ką reiškia nestabilumas ir klaidos. Nieko aš dabar tavęs nepraleisiu, net nežinau. Aš su lyderiais važiuosiu. Aš įsivaizduosiu, man reikia atsiimti vietas. Man reikia ratą savo atsiimti, kad nebūčiau atsilikęs bent ratu. 20 garbingoje vietoje, standartiškai savo vietoje. Tu man gali pasakyti, kas čia darosi? Aš nesuprantu, važiavau visas lenktynės, važiuok. O, važiuoja vyrų ten gauja. Ne, nu čia jau viskas, čia jau yra, kaip sakant, tik tai nusibaigimo, kaip sakant. Nuvarytą arklį nušauna, čia nieko čia nebus. Važiuok, važiuok. Čia va lenktynės vyksta, o aš... Nes nesuoram. Pabaigsiu vis tiek Nu, tai ko nevažiuoji? Ne, nu aš nesuprantu, kas pasidarė. Aš nežinau, kas pasidarė. Faster car approaching, watch out. Dabar aš nematau, kiek ten jų yra. Bandom išlyst greitai. Tai aš dabar esu 20 vietoje iš 20 ir dar visų ratų atsilikęs. Nu, tokie nervai ima, tai jo, majo. Nu gerai, garbingai nuvažiuojam paskutinį ratą gražiai. Gražiai. Nuvažiuosiu, kaip sakant, jau net kalbėti nieko nesinori. Nes tokia ir nervas ir gėda iš pirmos vietos, kur aš jau čia galėjau, net mano laikas buvo geriausias. Ir tokią nesąmonę padaryti. Tu nesakykit man jisai, oi, kas čia? Kas čia pasidarė? Artėja, neartėja. Ką reiškia artėja? Ratu jis mane nori dabar padaryti.
Nu ir labai gerai. Kažkokį visai tempą ir rūpą praradau. Ir iš to viso reikalo, kaip sakant, linksmumo, iš to visų nervų, aš su visa šita nuotaika eisiu dabar žiūrėti, kaip Švedija žaidžia prieš Kanadą. Jaunimo lygoje. Jaunimo čempionatas. Tu nesakyk, man dar reiks ratą vieną pravažiuoti. Ne, ačiū Dievui, nebereikia viskas. O Dieve. Va tokie įvykiai ir įvyko. Patys matėt, buvot liudytojai, kad visai iš principo neblogai. Va, matai kaip čia buvo? Paslydavo lygioje vietoje. Jo, nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite paspausti mygtuko like, nes aš matau, kad kažkas tai pasižiūri, bet tai paslapčia ir bijo paspausti tą like. Tai paspauskite, nes man bus geriau mano kanalui. Ne dėl to, kad aš uždirbsiu milijoną pinigų, bet tiesiog, smagu žiūrėti. Tuo labiau lietuviško nieko nėra, bent jau kiek aš žinau. Tai nepamirškit, subscribe, like, comment, jeigu yra ką pasakyti. Ir būtinai nepamirškite pasižiūrėti mane su Gran Turismo 7. Ten aš varysiu, kaip jau ir, nežinau, kada aš minėjau, gal neminėjau, bet važiuosiu lenktynės. Pasirašiau fiktyvės žaidybinę sutartį su BMW ir joje važiuosiu Nürburgringo Nordschleifės trasą. Lenktynės užtruks apie 50 minučių. Ir bus labai smagu, nes lenktynės vyks per lietų, tada lietus po truputį rims ir galų gale išdžius trasa. Taip kad bus 3 lygių, arba reikės panaudoti 3 rūšis padangų. Taip kad, tikrai bus smagu. Nežinau, gali būti, kad aš darysiu online važiavimą tiesiogiai. Tai jeigu tiesiogiai, tai mano nuostabaus veido nematysit. Matysit tik tai veiksmą trasoje. Bet gal, kodėlgi ne, galima ir tą pabandyti. Taip pat visiems sėkmės, pasimatom, o aš einu žiūrėti ledo ritulio. Iki.